Pasiruoškit, ką aš jums dabar papasakosiu. Ta prasme, look what I got. Turbūt dabar klausit, kas čia per dėžė lūgnės stalo. Ogi, čia yra Pass and Deal. Tik tai, nes jeigu jums yra žemiau 18 metų, skipink šitą video. Arba ne, koks man skirtumas. Dabar labai greitai trumpai papasakosiu, čia yra toks stalo žaidimas, kuris pritraukia visus žmonės. Jeigu tu prisėdi su draugelis prie stalo ir norėtum kažką pažaisti tokio įdomesnio, ne ten kažkokią su šeimyna, kažkokias nesąmonę, o norėtum tokio labiau spicy. Ten tokių gėdiškų klausimų, kad prisiminimų tau vat iš visur ten išeitų. Tai Pass and Deal yra the one. Dabar biškai grai. Kadangi aš dabar draugų neturiu, tai galėsiu pažaisti viena su savim šitą Pass and Deal žaidimą. Aš žinoma, ką, aš turiu jūs brangiai. Tai ir pasižiūrim tos klausimėlis. Manau, jau daug kam įdomu pasidarė. Tai ką, brangučiai, atidarom. Ple. Kvepia kartonu. Nuokit, permečiau akį ir paskaičiau, ko čia reikia. Žaidimo metu jums prireiks popieriaus lapų, rašomųjų priemonių, higieninio tampono, svogūno arba česnako, žalio kiaušinio, citrinos arba druskos, ledo kubelio bet kokio padažo, tualetinio popieriaus ir vienkartinių servetėlių, telefonų, veidrodžio, akių raiščių, užkandžių ir vandens. Žaidimas tai tikrai wow. Išskirtinis. Žodžiu, žaidimas yra tai, kad tu rasi ant kortelės fizinę užduotį, ir aš jums tuoj paskaitysiu. Tu įvykdęs užduotį gauni plius. Arba ten kiek taškų yra parašyta ant jos. Bet yra ir baudų kortelė. Tos kortelės, kur yra patikti teiginiai ant jų. Ir jeigu tu kažką esi padaręs iš tų teiginių, ten turbūt kažkas negero. Tai tau minusuojasi taškai tavo. Tai va, žodžiu, galim dabar pažiūrėti tas kortelę. Manau, tikrai įdomu pasidarė. Bet turime mes šitų nemažai tikrai skaičiukų įvairių. Tai čia labai paprasta, čia nėra aukštoji matematika, čia tik tais ant kortelės skaičiukų užduotis lem ir viskas. Skaičiukai skirti ant kortelės, pagal sudėtingumo lygį, kaip supratau. Kitokį ratuką, žodžiu. Visai nemažai čia tų kortelų. Turim rodiklį. Man jau baisu pasidarė. Daug sukrate, tokie vieną pusę. Mes turim kortelių kaladę su kauke. Dvi turim. Turime 2 antrankius ir 2 klaustukus. Tai ką čia reiškia? Čia yra parašyta kaukė arba klaustukas, tai turbūt teiginys ir klausimas. O kalėjimas jau antrankiai yra baudų kortelė matyti. Man baisu. Paskaičiau pirmą ant viršaus kortelę ir jis skamba taip. Turi nusimti apatinę drabužių dalį ir likti tik su apatiniais tol, kol ateis tavo eilė. Žinokit, čia jau su tokiais artimais draugeliais reiktų žaisti. Gerai, ir tu gali papesinti, bet tu taškų štai negausi. Čia būtų plus 10 taškų. Ir kitas žmogus gali perimti šitą užduotį. Ir aš manau, šitas žaidimas yra toks fun, kad tu realiai tiesiog gali prisijuokti ir gėdas prisidaryti žiauri fain. Gali su va tiek žaisti draugų ir gali belė kiek iki nakties 5 valandas žaisti. Manau, niekada neatsibodo. Tai nėra kaip kokie ten Dixitai Alijas. Čia yra įdomu. Kito kortelė teiginys. Plus 10 taškų. Manau, niekada nespėtume. 10 minučių turi daryti tai, ką paprašys kiti žaidėjai. Pavyzdžiui, išplauti grindis. Aš jau save va taip įsivaizduoju visą dieną plaunant grindis. Įsivaizduojate, kol kiti žaidėjai žaidžia, aš 10 minučių tai grindinu ant grindų plovimą. Asmeniškai kortelės nustebė. Gana teiginį. Supratot, ant kiek čia yra fun. Žiūrim klaustuką. Turime 2 kaladės klaustuką. Jau klaustukai normaliau žinau. 3 taškai. Klausimas. Ką darytum, jeigu dienai taptum nematomas? Turbūt nusekčiau kokį žmogų namo ir vaidinčiau vaiduoklį ir gazdinčiau jį. Aš manau, geriausias variantas. Dar vieną paskaitą. Why not? Jeigu pasaulyje nebūtų jokių baudžiamųjų atsakomybių, kokį nusikaltimą padarytų? Aš manau, eičiau į Epsteino Island ir sužinočiau, kas ten iš tikrųjų yra. Nes ten, kas vyksta, yra crazy. Dar vienas klaustukas. Ar yra tekę pridirbti kelnes, jei taip papasako? Manau, čia atviri draugai tikrai prisipasakot. Aš nepasakosiu niekam dabar, bet manau, mums visiems yra tekę. Nes mes tiek lėliukai buvom visi atsampoję. Mažiukai mes ten viską tik tais darėm. Bet wow, klausimai tikrai įdomus ir tikrai susėsti su tokia grupė draugų ir tiesiog pažveng. Kas būna, jeigu tu praskipini klausimą, nes tau ant tiek gėda yra atsakyti, kad tu praskipini ir gauni šitą kortelę, kurios jau atsakyti nebegali. Pavyzdžiui, klausimas, ar esi prisišlapinęs iš juoko? Aš jums nesakysiu, bet jūs pažaiskite su draugais ir sužinosite. Savo artimais draugais tikrai visi prapilsit iš juoko ir tikrai prisipažinti. Galėtume dar vieną baudelę paskaityti. Aš jums dabar nespoilinsiu tų kortelių, bet 1-2 manau nieko to. Jūs nusipirkit šitą žaidimą ir sužinosit. Man asmeniškai matyt geriausias žaidimas savo. Jūs pažiūrėkit, klausimas, -5 balai. Mėnesį nekeitė į patalynę. Aš nemanau, kad yra žmogus, kuris nekeitė mėnesį patalynę. Asmeniškai buvau nekeitė. Niekam neskaikit. Šiaip yra gerai keisti patalynę kas 2 savaitės.
Bet būna, kad ten švarai ten kokias atostogas 2 savaitės nebūni, tada dar grįžti namo, 2 savaitės pramiegi ir pasikeiti. Tai žinokit, žaidimas man patinka. Žiauriai geras. Jūs tiesiog įsivaizduokit, kaip jūs gali prisijuokti, kokių čia įdomių klausimų yra. Tai aš manau, tiesiog jums vertėtų įsigyti. Jeigu jūs esate paaugliai, jaunimas arba ten kokie jau rimtesni žmonės, nebūtinai, tai siūlau įsigyti Pass and Deal. Net tikrai nustebina, galvoju, čia bus paprastas žaidimas. Tikrai ne. Manau, visam jaunimui patiktų tokie žaidimai. Ypač su tokiom užduotim kvailom. Juokingam galima pasakyti. Tai va, tikiuosi jums patiko, tikiuosi sudominau, nes man asmeniškai dabar realiai žaisiu. Ir va, užsimezga pokalbis ir žiauri fan. Sakau, it's your chance. Žiauri sudomino, einu padėsiu šitą šluotą ploviklį atgal. Myliu, bučiuoju ir iki kito karto.